Sveikas, Skirmantai. Labas. Tai ką šiandien veiksim? Tai šiandieną grįžta agrokoncerno technikos Bednari demo turai ir važiuosime į Kelmės rajoną pas ūkininką Ričardą Vaičiulį, kur pasižiūrėsime, kaip jiem kelias dienas sekėsi dirbti su universaliu kultivatoriumi Bednari Verstil VO 7500 Profi. Tai galim varyti. Su Ričardu esame gana ilgai pažįstami, nes jisai turi jau 2 netgi Bednaro daiktus ir dabar nusprendė būtent išsibandyti dar ir kitą produktų liniją Bednaro. Būtent šitas padargas tai yra 7,5 metro darbinio pločio universalus kultivatorius. Turi priekyje lyginimo lentą grumstam trupinti, 6 eilės noragėlių, kurie kultivuoja, 2 U profilio volą, patį populiariausią Lietuvoje, ir gale užėrimo ketėlės. Visi šie komponentai sudaro galimybės tam padargui tinkamai sukultivuoti, išlyginti visą dirvą, kad ūkininkas iš karto po jo galėtų važiuoti ir sėti. Tai varom pas Ričardą, pasižiūrėsim, kaip jam sekasi su šiuo padargu. Labas, Ričardai. Sveikas, Skirmantai. Matau, kad padargas visas darbiniam būvi, tai kaip sekasi su padargu? Neblogai, va kaip tik pasiruošėm naujam išbandymui. Skuto miežius, dabar važiuojam skust rapsų. Ok, tai galim važiuoti turbūt. Galim. Šokam pas Dainį traktorių ir judam. Esu Ričardas Vaičiulis iš Kelmės rajono. Ūkininkaujam kartu su tėčiu. Dirbam apie 650 hektarų žemės. Auginam įvairias kultūras. Turim mėsinių galvijų. Nedaug. Čia tėčio hobis. Facebook'e pamačiau. Skirmantas pasidalino šitą agregatą parsivežę. Demo bus. Tai iškart pasakiau, šitas padargas turi atvažiuoti pas mus į ūkį. Reikia išbandyti. Ką, dabar pabandysim suskust rapsų ražieną. Aišku, norim suskust kuo pigiau. Ja. Nu tai užtat ir bandom šitą agregatą. Šiaudus ištampyti labiau, kad kuo tolygiau ir dirba, kad dirvos paviršių pasilyginti. Tai važiuosim, kaip padirbs. Ok, tai galim važiuoti, manau, tada. Jo. Tai Dainiau tada lankstyk. Ir žiūrėsim, kas gausi. Čia vakar su diskiniu apvažiavom pakraščius, pasiruošėm pasilyginimui, kaip skirsis noraginis skutikas prieš diskinį skutiką. Bet taip pat Bednaras, aišku, diskinis skutikas, nes geltonas spalva mums patinka. Jau su Bednaru senokai. Užsikrėtėm tą geltonos spalvos ligą. Iš pradžių sėjamą įsigijom 6 metrę. Puikiai sėja viskas, jau netoli 3000 hektarų pasėjant, jokių problemų. Ilgai nedvėjojant pasirinkom Bednaro irgi skutiką diskinį, nes visą Lietuvą draugai visi, kas pabandėn ir kas turi, vienareikšmiškai numeris 1 skutikas. Įsigijom šitą. Toliau galvojam, reikia dar kažko papildyti parką. Einam, pažiūrėsim, kaip atrodo. Per technologinę pravažiavo. Likutis buvo rapsienas. Puikiai kol kas. Pakrapštykim. Viskas išpjauta. Svarbu jo per visą darbinį plotį. Jo. Jokių kalnelių. Nieko nėra. Jau, kaip jūs sakėme, apie kokius 5 cm turim gilį. Jo. Iki, gal net 5. Įdomu, kokiais greičiai važiuoja. Reikia Dainiaus paklaust gal. Paskambinam. Paskambinam. Nu, Dainiau, kokį greičių važiuoji? Važiuoju 14,16 apsukų. O, 1,6 apsukų ir 14 km į valandą. Ir reikia priminti, kad 200 PM arklių. Taip. Nu va, liuks. Gerai, Dainiau, varyk. Tai iš technologinės pusės tas 14 km realiai yra pats tas, su tokiu traktorium galima pasiekti tokį netgi našumą didelį. Tai ūkininkui tik tais, vien tik nauda. Taip, aišku, mes bandėme Žienoj, tai jau ten baisus molis ir baisus kalnai. Tai ten norėtus kokių 300 arkliukų. Šitas padargas, taip, gal mūsų traktoriai biškutį per platus, 6 metrai būtų idealiai, bet pakeisim traktorių. Įsigysim platesnį. Tai dėl ko šitą? Dėl to, kad galima labai sekliai dirbti, pigiai, plus, kaip minėjau, išlygina labai laukus, įsitikinom tuo ir, kaip minėjau, miežių ražienoj, viskas idealiai buvo išgulusių
lomuose iškritusių, jokių įsikimšimų, nieko, šiaudus iš tampų paskirsto to lygiai, ko negalėdom pasiekti su diskiniu skutiku. Dėl to mes ir pradėjom žiūrėti, kad reikia į technologiją įsidėkti ir šitokį padargą. Bet turi turėti abudu padargus. Nebus taip, kad vieni metai viską aš darau tik su šituo, turi turėti du. Aišku, jis gali dirbti ir giliau, iki 15 cm, bet jau tada dėdisi už siauresnius kaltelius ir wow. Mums tokio padargo reikia. Į ateitį planuojam. O turimą noraginį skutiką planuojam pakeisti Terolandą. Tai būtų tada, jeigu ir šita, ir ana, tai jau 4 padargas ūkyje. Po visų šitų darbų, koks planas šitam lauke, ką darysi po to? Diskinis važiuos, sudygus pabirom. Ir tada pasižiūrėjus su smaigu dirvos kietumą, ar nėra jokio pado, jeigu viskas minkštai, gražiai, atvažiuosim su sėlka. O sėsim ką? Kviečius. Kaip su tėvuku šnekam, pasišiaušusius, akutuotus kviečius. Nes čia turim miškus aplinkui, tai su šernais irgi turim reikalų. Kas nori pereiti į seklų dirbimą arba supaprastintą dirbimą, tai sakyčiau, pirmą reikia pakeisti mąstyseną. Va čia, kreiptis į agrokoncerną, patars, papasakos, pasiūlys tikrai gerų padargų, geltonų padargų. Ričardai, reziumuojant šių 3 dienų bandymo rezultatai? Puikiai, puikiai. Jeigu nebūtų trukdęs liets, tai iš vis būtų tobulai, sakyčiau, bet dabar puikiai. Padargas patiko. Ačiū labai. Jo, už galimybę jį pabandyti, o dabar varau kult. Nebetrukdom. Varyk toliau darbuotis. Gerai, Ričardai, ačiū, iki. O mes ką, varom į Baptus, pasižiūrėsim į likusią demo techniką, kurią galėsit pamatyti šiais metais laukose. Ką, grįžom į Baptus. Šiaip padargas turėjo grįžti taip pat čia, bet kadangi Ričardas labai gerų žodžių atsiliepė apie jo darbo kokybę, jam paskambino kaimynas ir pasakė, kad jisai nori pasimti, tai pats atvažiuos savo traktoriumi, tiesiai iš Ričardo pasiims Versatil universalų kultivatorių ir važiuos pas save laukus jo pasibandyti. Mes tokį patį turime kieme, tai galime parodyti, būtent toksai kultivatorius bus demonstracinis ir iš viso šiemet turėsim nebe 6, o 7 demo mašinas. Tai viena iš jų yra Bednar Swifterdisc XO5000F diskinis skutiklis, visiems gerai žinomas, nes praeitais metais jau buvo demonstruojamas ir šiemet toliau tęsime būtent šio diskinio skutiklio demonstracijas. Kreipkitės į savo regiono vadybininkus, kreipkitės į mane, tikrai atvešim, pademonstruosim, arba galėsit tiesiog, jeigu kur nors netoliese vyksta demonstracija, atvažiuoti jį, prisikabinti ir patys pasiimti, pasibandyti. Dar viena mašina, kurią demonstruosime, įsigijome naujai. Tai yra 10 metrų darbinio pločio Bednar Swifter kultivatorius, kuris yra skirtas sėklos guolio paruošimui. Tai kol kas galima sakyti, tai yra nauja mašina Lietuvoje, nes jų nėra labai daug. Tikimės, kad ūkininkai pamatys šio padargo privalumus ir tikrai nuspręs jį įsigyti, aišku, pirmiausia, išsibandę. Sekanti mašina, kurią taip pat turime kieme, tai yra Bednaro Mega universali sėjamoji. Demonstruosime 6 metrų su trąšomis, taip pat galite įsibandyti savo ūkyje. Ši sėjamoji tikrai labai universali, galima taikyti įvairiom technologijom, galite įvairiai įterpinėti trąšas, tai tikrai suteikia didelį universalumą ir didelį pasirinkimą ūkininkui. Ir be abejo dar vienas labai pakankamai svarbus daiktas, tai yra Bednaro Žieno Akėčias, kurias ne tik galite išbandyti, bet įsigiję iš agrokoncerno arba iš agrokoncerno technikos prekių arba paslaugų už 50 000 eurų, galite tokias akėčias laimėti. Šios ražieno akėčios yra labai aktualios ūkininkam, kurie naudoja strip-till ir no-till technologijas. Tai tikrai kviečiu jas išsibandyti. Dar viena mašina, kuri yra tikrai išskirtinė, tik jos dar neturime kieme, tai yra augalinių liekanų smulkintuvas, rotorinis. Lietuvoje taip pat tokių mūsų žiniomis yra tik tais keletas. Tai tikrai kviečiame išsibandyti ir šią mašiną. Ją galite naudoti, jeigu paliksite aukštesnės ražienas, galite naudoti pievoms mulčiuoti, taip pat ir trumpesniai ražienai. Ir paskutinė mašina, kurią galėsite išsibandyti, tai yra realiai mūsų žvaigždė, tai yra 10,4 metro išmanus diskinis skutiklis, tai profi versija, už kurią agrokoncerno technikos komanda Bednar gamyklos buvo apdovanota kaip geriausia profi diskinių skutiklių pardavėja. Tai būtent šis padargas skirtas dideliems ūkiams,
didelis našumas, didelis greitis ir svarbiausia didžiulis patogumas mechanizatoriui, kuris darbuojasi su juo. Visą šį padargą galite reguliuoti naudodami vos tik terminalą, jums nereikia išlipti iš kabinos. Terminalo pagalba jūs sureguliuosite darbinį gylį, išsilankstysite, susilankstysite padargą. Visas šias 7 mašinas, kurias išvardinau, galite išsibandyti savo ūkiuose, tai tikrai kviečiu pasinaudoti šią progą, kreipkitės į savo regiono vadybininkus arba į mane. Tai iki susitikimo laukose.